Tai šiandien norėčiau supažindinti vienu iš Paleisk ir Perkoduok Retreat'o programų mokytojų, vedlių. Ir, nežinau, man asmeniškai tai yra unikali siela, su kuria gal mes taip labai asmeniškai nesam pažįstami, bet vien iš pokalbio su jumis jaučiu tam tikrą stiprią, šiltą, jaukią, balansuojančią energiją. Tai Artūrai Zagorski, jeigu teisingai ištariu jūsų pavardę. Labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų prisijungėte prie šito bendradarbiavimo projekto, kuris skatina, kad mes vis daugiau galbūt kurtume kažką kartu, tą pridėtinę vertę visiems. Tai šiandien norėtų susipažinti su jumis ir tuo pačiu, kad auditorija galėtų su jumis susipažinti, kaip su žmogumi, turinčiu savo perspektyvą bei jos atspindžiais jūsų veikloje. Tai norėtųsi užklausti tiesiog gal tokio pradinio klausimo, tai yra, ką jūs veikite gyvenime ir kaip tai susiję yra su jūsų vedamomis intuityvaus skrojimo garso kelionėmis. Tai visų pirma, ačiū Simona, man irgi malonu prisidėti ir bendradarbiauti ir prie tokio formato renginio. Kaip ko užsiemu, tai pagrinde galbūt daugiausia laiko šiuo metu dirbu su pačiu tų instrumentų, kuriais grojam ir darom sesijas, tai tokių pardavimų, teikimų pasaulyje. Tai esu kaip Tone of Life Gongs narys, galima galbūt tai pavadinti, ir tiesiog padedu tą jų paskirstimą po pasaulį ir siuntimą kažkaip naviguot, kuriuot įvairiem retrytų centram, pavieniam žmonėms, vedliam ir panašiai. Tai gaunasi, kad prie gongų prisiliečiu beveik kiekvieną dieną. Ir tuo pačiu taip yra mano vedamos sesijos, mano su draugė kartu vedamos sesijos, galbūt su iš šio pasaulio kažkokiais kolegomis vedamos sesijos. Taip pat be to viso su jogos mokytojas, vedu jogą ir galbūt tokia kaip savęs pažinimo labiausiai sistema, tai naudoju galbūt jogą. Taip galėčiau įsivertinti. Ir garsas yra labai papildantis toks elementas visame tame, nes realiai kaip joga, kaip savęs, sakykime, pavadinkim savęs pažinimo sistema, tai jeigu prie to viso dar prijungti garsą, labai greitai galima patirti įvairias pakeistas sąmonės būsenas, gilesnės meditacinės būsenas, ir tokias būsenas, kurios labiau veda į tokį gilesnį savęs pažinimą, supratimą, kažkokių galbūt baimių iškelimą, blokų iškelimą, tokio duoda vidiniam darbui medžiagos, tiesiog iškelia labai daug, tas garsas ir sesijų vairių organizavimas ir dalyvavimas pačiam juose. Aš taip įsivaizduoju, kad būtent tas garsas, jisai kaip liktai sukuria tam tikrą erdvę, saugią erdvę, kurioje tie procesai vyksta ir įgauna tam tikrą, nežinau, tonusą, greitį, lygiai taip pat kaip ir muzika, tam tikrą mus motyvuoja, kita iškelia kitokias emocijas, tai lygiai, tai toks kaip baltas lapas popieriaus arba erdvė, kurioje vyksta visi šitų procesai. Tai aš bent jau taip įsivaizduoju tą garsą. Taip, visiškai taip teisingai, kaip muzika ir dainos įvairios, jeigu kažkokia liūdnesnės dainos vienaip veikia, linksmesnės kitaip, ten kažkokios užvedančios dar kitaip, tai lygiai tas pats ir garsas įvairių archainių instrumentų, jis irgi veikia atitinkamai sąmonę, bet taip kaip aš mokinausi ir kaip yra dauguma mūsų apmokinti, tai būtent, kad tai kažkokias meditacinės būsenas, gilaus atsipalaidavimo būsenas ir jau ta navigacija prasideda jau kiekvienam savotiška, nes kai tas
vadinkim, aktyvus ego proto susilpnėja, tai, na, pas skirtingus žmonės išsikelia skirtingi labai procesai ir jau po to labai yra asmeniška ir individualu, kaip žmonės, kas sugeba sunaviguoti, to padaryti, kur nueiti ir panašiai. Man įdomu, ta prasme, jūs pakankamai įsijautęs pasakojate apie šitą visą procesą, tai man taip norėtųsi galbūt paklausti jūsų, būtent kokią, nežinau, naudą, jeigu galima šitą žodį panaudoti šitame kontekste, būtent jums suteikia pats tas garso kelionių vedimas ir ką patirite jo metu kaip mokytojas. Ne kaip dalyvis, bet kaip mokytojas. Na, ta tokia nauda ir sąmonės būsena, kaip vedant, jinai irgi pasikeičia, na, kaip ir iš mokytojo tos pusės. Atsiranda galbūt toks tiekmės gilės toks pojūtis, sumažėja tavo aktyvaus proto veikla, pavadinkim taip, ir na, pats toks perėjimas į tokią tiekmės tiesiog būseną, kur labiau tas garsas, kaip kas po ko eina, į tokį intuityvų ir labiau pajautimo tokią kažkokią būseną perina, aš vadinčiau taip, kad galbūt tas protas nuo tokios per didelės stimulacijos, kadangi na, šiais laikais mes esam atakuojami, sakykim, taip dideliais informacijos kiekiais, bet kur socialiniai tinklai, naujienlaiškiai įvairūs, na, tiesiog išėjus į gatvę, tas labai tempas yra didžiulis. Ir kuom tas garsas padeda, jis padeda, na, visų pirma, man pačiam tą foną labai susimažinti ir perėti tokias labiau intuityvesnės, jautresnės, subtilesnės būsenas, iš kurių jau, na, ta kūryba kažkaip savaime teka, tokia kažkokia tėkmė atsiranda savotiška, tai, nu, taip paprastai žodžiais, tai galbūt taip įvardint galėčiau tą esmę ir naudą. Kažkaip man irgi taip pat užsikabino tas būtent pats pavadinimas, tas intuityvaus grojimo garso kelionė, nes mes turime įvairių garso kelionių vedlių, bet būtent jūsų išsiskiria tuo, kad tai yra intuityvaus grojimo, kuris dažniausiai neturi labai daug technikų kažkokių modelių, tai yra grinai iš jūsų pajautimo. Tai aš taip įsivaizduoju, kad jūs pats turite tame garse būti, susilieti su juo, kad visą tą patyrimą patirtų ir pats dalyvis ir kartu su jumis būtų šitoje erdvėje. Jeigu teisingai interpretuoju, žinoma. Taip, jo, visiškai teisingai. Labai tos sesijos priklauso nuo grupės, kad na, būna skirtingoms grupėms taikomi skirtingi garsai, skirtingi garsų intensyvumai, skirtingomis vietomis, bet tam tikras braižas jis yra realiai vienas ir gal net sakyčiau pas mus visus grojančius Lietuvoje. Aišku, kiekvieni, na, kažkas turi savo vis tiek unikalaus, ką įdeda, arba kažkokį savotišką instrumentą, su kurio galbūt daug metų ir anksčiau groja ir įvaldė ir gali panaudoti būtent meditatyviai sesijai, arba savo kažkokią išskirtinę energiją ar kažkokį tikslą. Na, bet tą tokį išskirtinumą, tą išskirtinę energiją, tai aišku, kiekvieni mes irgi skirtingai jas spinduliuojam ir skleidžiam. Bet taip, realiai sesijos labai gali skirtis viena nuo kitos priklausomai nuo grupės. Tas vis tiek subtilus pajautimas, jis pradedant grot po kokių, na, 10, 15, 20 minučių atsiranda ir jau pagal tai ta navigacija šiek tiek skiriasi irgi to jau intuityviai grojant. Aš kažkaip girdžiu jau dažnai minint, tarkim, kad einant į tokio tipo praktikas, rekomenduojama turėti tam tikrą kažkokią pradinę intenciją, su kuo tu ateini į šitą praktiką. Tai man kažkaip norisi irgi taip pat galbūt paklausti iš to tokio dalyvio perspektyvos, nu, tarkim, aš ateinu, bet galbūt pradžioje nežinau tos intencijos, ko aš galėčiau tikėtis arba
kur ten, nežinau, tam tikrą patyrimą, kur aš galėčiau jau žinoti, kad aš gavau viską arba gavau tai, ko galbūt man reikėjo. Ta tokia galbūt nauda, kuri gaunama, tiesiog ką šios garso kelionės patirtis gali duoti tam pačiam dalyviui. Nepaisant to, ar jisai turi tą intenciją pradinę ar neturi. Jeigu taip plačiai atsakant, tai galbūt irgi paminėsiu, ką minėjau, tai tas toks savęs pažinimas, tiesiog tas tam tikro fono sulėtėjimas ir suvokimas, kam atėjau, ką aš patiriu ir panašiai. Galbūt kas gali trukdyti patirti kažkokias kitokias būsenas ir prasme, tai yra susikurtas per didelis lūkestis iš sesijos. Ir kartais žmonės prisiskaito, prisižiūri kažkokių informacijų ar prisiklauso kažko, kaip turėtų būti ir jie ateina su labai tokiu iš anksto įsitvirtinusiu lūkesčiu. Ir jie dažnai kažko nepatiria arba kažkas jos tiesiog gazdina, iš karto asocijuojasi galbūt tie garsai su kažkokiais neigiamais įvykiais, neigiamom kažkokiam emocijom. Arba kartais žmonės turi lūkestį iš praeito karto, kažkuriam karte jie labai stipriai kažką patyrė, galbūt paleido, galbūt sugraudino, kažkokios stipriai sukilo emocijos ir jie tikisi, kad kitą kartą tas irgi bus. Tai galbūt svarbiausias toks punktas būtų, jeigu nėra labai kažkokios konkrečios intencijos, tai tiesiog neturėtų irgi per didelio lūkesčio ir tiesiog į visą tą tokį žiūrėti kaip į savęs pažinimą. tą, ką galima patirti, tokį tarsi stebėjimą iš šalies, tą, ką man sukelia tos emocijos, kurios atsiranda dėl garso. Tai tokia savistaba. Būna žmonių, labai tokia irgi įdomią turėjom merginą, kuri reguliariai lankydavo pas mus į sesijas, kai daugiau Vilniuje organizuodavom. Ir jinai, pavyzdžiui, visą laiką ateidavo su klausimu kažkokiu. Ir jinai visą laiką būdavo nustebus, kad sesijos metu, protas tas nusiramina, tu perini kažkokias subtilesnės būsenas ir tas kažkaip pasisuflerodavo jai visą laiką atsakymas į tai, ką jinai užduodavo savo kažkokį klausimą. Tai būna ir taip žmonėms, kad kažkas ateina su klausimu, gauna atsakymą, kažkas ateina su klausimu, atsakymo negauna, galbūt kažką kitą gauna, išsigąsta ar neišsigąsta. Ir labai įvairiai tas būna, bet pagrindėjo tai tiesiog savęs pažinimas ir to tokio aktyvaus proto ir perstimuliuoto proto sustabdymas ir tiesiog pažiūrėjimas, kas vyksta, kai visas tas sulėtėja toks aktyvus ego. Kartais netgi praktikuotis labai naudinga tokių sesijų metu ir tą balansavimą, nes aš pati esu, kaip pasakyti, dalyvavusi vienoje kitoje praktikoje, bet mano protas irgi. Tai tas balansas atradimas, ir kai tu nuramini šiek tiek tą protą ir leidi procesam vykti ir visiškai atsiduodi toje būsenoje, kurioje tu esi ir kurią kuria tas vedlys, tai gauni, net nustebęs esi, kad to nesitikėjai, o iš tikrųjų gavai tiek daug. Tai tikrai pritariu jums būtent šitą įžvalgą. Jo, arba kartais ir po sesijos būna, galbūt ne pačios tos sesijos metu kažką labai stipraus patirti galima, gal kartais būna tos sesijos erzina, mane patį irgi dalyvauju pas kolegas ar pas mokytojus ir būna tokių momentų, kad labai tiesiog erzina kažkokie garsai ir nesupranti kodėl, bet kai viskas baigėsi, jau kai atsimerki, atsistoji, pradedi bendrauti su žmonėmis, tu vis tiek jauti kažkokį fono, tokį paleidimą ir gilesnį atsipalaidavimo būseną. Vyksta tikrai vidinės visokios transformacijos, aš tikiu jos vienokiu ir kitokiu lygiu. Ir Vilniuje menas būti studijoje balandžio 7 dieną. Jūs prisijungėte kartu Artūrai su savo kolegė Greta. Vesite būtent šitą intuityvaus grojimo garso kelionę.
Nors pats renginys ir pats retrytas Paleisk ir perkoduok, jisai yra pakankamai stiprus ir transformuojantis, kuris praktiškai su kandalinė aktyvavimo procesu yra visi blokai iššaunami ir išnaikinami mumise, o paskui visas šitas energetinis disbalansas, chaosas viduje subalansuojamas būtent per jūsų kelionę. Tai man taip kažkaip norėtųsi gal truputėlį jūsų paklausti, kaip jūs matote būtent šitame procese, ką duos žmonėm, kurie dalyvaus retryte po kundalinį aktyvavimo proceso, jūsų būtent garso kelionė. Ir kodėl aplamai, gal nežinau, verta sudalyvauti ir pabūti kartu su jumis ir su ekspertai iš Maltos, Rebeka Debona. Na, po kažkokių labai tokių sukeliančių ir tokių užsakančių praktikų, garso tokia forma meditacijos gali giliai nuraminti, duoti kažkokių galbūt įžvalgų ar pasidaryti išvadų apie tai, kas įvyko, labiau įžeminti, galbūt įaudrintas kažkokias emocijas arba tai, kas galėjo iškilti aktyvių praktikų metu ir tiesiog per tą tokį pasyvų paleidimą, tiesiog gulėjimą ir pasinerimą į garsą, tiesiog sudėlioti tarsi į lentynas kažkokius tos momentus savo emociniai būsenai, energetiniai būsenoje, galbūt fiziniai būsenoje, įvairiose būsenose. Tikrai taip, aš kažkaip bent jau kaip programą mes dėliojome, tai tikrai norėjosi, kad tas kietumo ir minkštumo balansas būtų, kad būtų ne tik, kaip pasakyti, su jėga stumiamos blokai iš mūsų vidaus, bet taip pat duodama ir tos ramybės, ir to jaukumo, ir to tekėjimo mūsų kūnų visą tą energiją. Tai tikrai labai džiaugiamės jūs turėdami Mums irgi smagu prisijungti, kaip kundalinį jogą būdavo derinama su gongais ir ta gongo keliama vibracija, tai malonu, kad tokia idėja kilo ir kad galima bus prie jos prisijungti, prisidėti ir irgi atverti kažkokį sluoksnį nuo savęs. Tikrai nuostabu. Ir iš tikrųjų norėtųsi pakviesti kiekvieną, kuris norėtų patirti su būtent Artūru Jogorskiu ir Greta Balčiūnienė šitą intuityvaus grojimo garso kelionę, kur dabar išgirdote būtent kaip jinai iš tikrųjų formuojasi, kaip jinai kuriasi. Tai kviečiam iš tikrųjų įsigyti bilietus į Vilniaus retrytą, kuris vyks balandžio 5-7 dienomis. Pats Artūras dalyvaus balandžio 7 dieną. Bilietai vietos tikrai yra limituotos, nes norime kokybės ir norime, kad erdvės būtų suteikta kiekvienam žmogui išjausti ir išbūti su savo vidiniais procesais. Tai bilietų tikrai nėra daug, todėl kviečiame įsigyti juos jau dabar, kad renginio dieną turėtumėte savo vietą jau rezervuotą. Tai ačiū labai, Artūrai, kad sutikote skirti šiek tiek savo laiko dienoje, papasakojate apie savo, gyvenimo tam tikrą būdą, kuriame yra tiek daug garso ir tiek daug intuityvaus jautimo, tiek savo, ką jūs veikiate, tiek ir kiekvieno žmogaus, kuris šalia prie jūsų prisijungia. Tai ačiū Jums dar kartą už kvietimą ir maloniai taip pat lauksime galimybės prisidėti, lauksime atvykstant žmonių įvairių ir tiesiog susipažįstant per garsą.
Taip, iš tikrųjų, nes kurias ir tam tikri ryšiai, nes kartais sudalyvavom vienoje ar kitoje stovykloje, retryte ar tokioje praktikoje, mes kartais atrandame savo sielos žmonės, savo, nežinau, sielos giminės, šeimą, kur iš tikrųjų ryšiai ir toliau plėtojasi ir toliau jie gyvi būna. Taip, iš tiesų būna dažnai per įvairius tokius retrytus galima sutikti žmonių, Taip. kurios matai pirmą kartą, bet kažkokį jauti tokį artumą, iš karto gali labai giliai kažkokiam temam pakalbėti ir suprasti vienas kitą ir taip dažnai užsimezga įvairios ilgalaikės draugystės, pavadinkim taip. Iš patirties taip pat sakau tikrai. Tai tikrai yra ir vyksta šitie dalykai. Tai ačiū dar kartelį, Artūrai, visiems primenam, kad bilietai tikrai limituoti, tai būtinai įsigykite savąjį ir susitiksime retryte. Susitikimo.